Per paskutinės 2 dienas neišlaikiau 2 testų. Abu yra susijęs su kantrybė. Kantrybė kaip būtiniausia sąlyga gyventi kokybišką pakylėtą gyvenimą. Vienas testas buvo su mano sveikata, tai yra patyręs traumą, vakar nugaros traumą, pradėjau jaustis geriau ir kažkaip nusprendžiau, kad antroji pusė dienos galėsiu ir jau šiek tiek sportuoti, jau ir tą pasidaryti. Nejaučiau to, į kur tai gali nuvesti, nes labai nekantravau pradėti gyventi, vėl daryti dalykus, nes buvau sustabdytas visai savaitei. Vos galėjau paeiti, vos atsikelt galėjau iš lovos ir šiandieną po vakar dienos atrodė, kad jau viskas gerai, lygiai taip pat prirakintas prie lovos, vos pakilau. Anksti ryte turėjau pokalbius 6 ryto su žmonėmis ir turėjau per skausmą, kesdamas skausmą, dar duoti ir pakylėti tos žmonės toje kelionėje jų. Ir tai kantrybės nebuvimas ir to testo neišlaikymas, kur aš turėjau dar šiek tiek palaukti, kad atsistatytų mano sveikata į tą būseną, kur galėsiu jau daugiau judėjimo atlikti. Kitas testas labai svarbus man. Aš buvau prieš kurį laiką paprašytas, net paklaustas, ar aš sugebėsiu būti kantrus. Ar sugebėsiu būti kantrus tam tikrose situacijose. Ir aš atsakiau, taip, aš būsiu kantrus. Ir pasirodo, kad aš nesugebėjau būti kantrus tą laiką, kuris yra reikalingas tai kantrybei išbandyti. Ir testo neišlaikiau. Man labai skaudus testai. Vienas vienoje srityje, kitas kitoje srityje. Ir per tai aš pastebėjau, kad atrodė, kad aš jau išmokęs kantrybės savo gyvenime, per savo veiksmus, per savo patirtis, bet mane gyvenimas grąžino ir sako, ne, tu nieko neišmokai, turi sėstis vėl į pirmos klasės suolą ir mokytis tos kantrybės. Dabartinė visuomenė verčia tave mąstyti, kad labai greitai turi viskas atsitikti, kad tu neturi laukti ir neturi kantriai laukti, sunkiai dirbdamas su tuo, kas yra svarbu. Visuomenė skubinama per įvykius, per informacinės priemonės, kad tu turi būti labai greitas. Ir jeigu tai neatsitiko kažkokiame labai trumpame laikotarpyje, tu turi tai mesti, eiti toliau arba daugiau niekada net nepradėti. Dėl to tiek daug sugriuvus nelaimingų žmonių likimų, kai pabandė, neišėjo ir svyra rankos, nebesinori nieko daugiau daryti. Visi elementai gyvenime, kurie susijęs su tavimi, yra susijęs su kantrybė. Kiek tu turėsi kantrybės išlaukti? Tiek per savo patirtis, per kitų žmonių patirtis, kuriais dirbu, matau, kaip atrodo tai viskas. Jeigu tu nusprendi, kad reikia atsikratyti to antsvorio, kuris jau N metų tave kamavo, ir tu pradedi, ir sukaupęs valią, tu pradedi tai daryti, ir po savaitės, 2 ar po mėnesio nesimato to rezultato, tu dažniausiai meti, tu dažniausiai pasiduodi ir sakai, ne, tai neveikia, ir ieškai kažkokios kitos galbūt sistemos, kito trenerio, kito būdo, kito laiko, nes ne dabar, galbūt truputėlį kažkada patogiau bus, ir kitą kartą pabandęs, vėl taip pat neužtenka tau kantrybės, ir nustoji, arba vėl ieškai kažko tai neužbaigęs to proceso, nepalaukęs dar kažkiek tai. Tai yra su tavo kūno formavimu. Kūno formavime reikalingas ilgas procesas. Tu negali paspartinti tokiu greičiu, kad per mėnesį 2 ar 3 tu viską susitvarkytum ir staiga būtum visas atletiškas ir stiprus. Nėra tokių variantų. Tiesiog, jeigu tu tai padarysi, tu turėsi naudoti papildomas priemonės ir tai neilgalaikis procesas, tu tiesiog to negalėsi išlaikyti disciplinos ir visa griūtis. Tam, kad tu išlaikytum savo discipliną, tu kantriai turi mokytis ir eiti žingsnis po žingsnio ir rezultatas ateis vėliau. Aš nesifokusuoju dabar į rezultatą, aš fokusuojasi iš principo į veiksmą ir ėjimą, kad procesas vyktų, kartas nuo karto pakontroliuojant, kaip sekasi. Čia ne apie kūną, apie visus procesus. Tai su sportu, su svorio metimu. Santykiuose lygiai taip pat. Jeigu tu manai, kad per savaitę, per mėnesį ar per 2,5 metų turi viską susidėlioti savo vietas
ir nekantraudamas kažką tai paspartini, nekantraudamas sakai, ne, man tai netinka, tu prarandi galbūt tą vienintelį šansą turėti tą nuostabų žmogų savo gyvenime. Tiesiog prarandi tą šansą, nes tau neužteko kantrybės pasidėlioti savo reikalus, padėti ir būti su tuo žmogumi, kuriam reikia, kad tu būtum šalimais. Ir tu eini toliau ieškai, numeti, atsisakai to žmogaus. Ir tavo gyvenimas griūna. Tu netrandi to, nes neįmanoma taip atrasti. Tai yra ilgalaikis procesas, kai tu kuri santykius ilgalaikėje perspektyvoje, netgi metų, dešimtmečių bėgyje atsitinka daug dalykų ir tai yra kantrybė. Ir niekaip kitaip, tik tai kantrybė gali sukurti tavo tikrą ir tvirtą gyvenimą. Verslas ar darbas ar amatas, ko aš mokiausi, tai truko ne mėnesį, metus, 2, 3, kad tu galėtum įgyti kažkokio tai lygio meistriškumą, kad tu galėtum su tuo jau keliauti, suteikdamas vertę kitam. Jeigu tu nori po kažkurio labai trumpo laiko, kaip tau pasakyta, va štai čia, tuose kursuose išmoksi kažką tai ir tu jau būsi profesionalas ir tau niekas neišeina po to, tu nusiveli ir to nebedarai, tu nebepradedi savo verslo, nes nėra pirmų klientų po 1 metų ar po 2 netgi ir tu sustoji. Statybų verslo pradžioje 2006 metais aš pradėjau statybų verslą nieko apie tai nežinodamas ir metus strigau. Buvo tų užsakymų, bet niekaip neišeina užsidirbti tų pinigų. Ir prašai po metų, gal daugiau, truputėlį po metų ir gal 1,5 metų aš jau nusprendžiau, kad viskas. Aš atsisakau šitos idėjos, nes niekas nevažiuoja. Bet kažkokiu būdu dar pavyko man išlaukti kantriai, išlaukti dar kelis mėnesius ir atėjo ta grąža, kuri atėjo. Nes jeigu būčiau aš neišlaukęs, aš nebūčiau pamatęs, kas toliau darosi. Atėjo tie užsakymai, kurie mane pakilėjo į mano finansinę priklausomybę ir parodė, kad tik tai nedidelis žingsnis būtų sustabdęs mane nuo to pamatymo, kas manęs laukia tenais, nuo to pasiekimo tų pinigų ir tų dalykų, kurie po to vedė mane tolin. Labai nedidelis momentas ir tai yra kantrybė. Viskas, kas susijęs su sveikata, lygiai taip pat. Jeigu mes norim išgydyti savo kūną ir jeigu tu nori pasveikti nuo savo skausmų, kurios turi vienokios ir kitokios, ar tai psichiniai skausmai, ar tai fiziniai skausmai, viskam reikia kantrybės. Kai tau formuojama, kad tu gali suvalgyti tų vaistų, kurie padės tau labai greitai susitvarkyti, atsimink, kad tai yra melas. Ir tu žinai, kur tave tai nuves. Nuves į tavo priklausomybės ir tu gydysies tik simptomus ir visą laiką būsi tame rate, neišsigydęs priežasties, o priežastis gydoma labai ilgai. Metai, 2, 3. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, vaistažolėmis noriu gydytis kažką, tai kas man netinka, aš turiu kantriai tai daryti. Efektas pasimato labai negreitai. Lygiai taip pat su akimis, kurias aš gydausi, tas rezultatas po metų jisai nėra dabar jau toks ženklus, yra pristojęs, nes pas mane pirmasis efektas buvo labai stiprus, po to jisai pradėjo lėtėti ir dabar eina 2 metai. Bet aš kantriai tai darau, žinodamas, kad man reikia dar 1 dieną nepasiduoti, dar 1 savaitę nepasiduoti, daryti kantriai toliau. Kai yra tik tai darbas, o lūkesčiai padedami į šalį. Viskas ateis, kas turi ateiti, priklausomai nuo to, kiek įdėsi darbo ir kiek turėsi kantrybės. Kiekviename gyvenimo elemente, ar tu tai mokaisi, ar tu teisės mokaisi išlaikyti vairavimo, ar tu mokaisi kažką tai, kas svarbu tavo gyvenime, viskam reikia labai daug kantrybės. Neužtenka kantrybės vaikams dabartiniams minutę sukaupt savo dėmesį, nes jau nebeįdomu. Jau nebesimato, kas čia įdomaus, eina prie kito įvykio tose savo planšetėse ar kažkur kitur. Kai tu neturi kantrybės, niekada nesukursi savo gyvenimo, tu blaškysies ir būsi priklausomas, stumdomas visas pusės, kaip daugelio žmonių. Nieko nesukursi, kas yra vertinga tau arba kitiems. Gyvenimas paremtas kantrybė. Kantrybė turi būti elementas, kad tu turi atkreipti dėmesį, kai tu darai, kaip keičiasi tavo būsena, kaip keičiasi ta situacija, nes kai kurios vietos reikia pasikoreguoti, nes ta kantrybė turi būti sąmoninga. Jeigu tu bukai kažką daužysi ir darysi, kas yra visiškai tau nereikalinga ir tu ne ton pusę naisi,
Tai ta kantrybė visiškai ne apie ką. Kantrybė yra tai, kad tu sąmoningai suvoki savo veiksmus, žinai, ką tu darai, kur tu eini, koks tavo siekis, tavo vizija ir kantriai tuo seki. Kaip ir aš, kurdamas savo programą, kantriai, metai po metų dėliojau, kas išeis, kodėl, nusivildavau, bet sugebėdavau nepaleisti to, kas mane išvedė į tolimesnį žingsnį, jau darbą su žmonėmis, kas po to veda į dar tolimesnį mano vertės kūrimą ir meistriškumo kūrimą. Metai. Tai ne metai ir ne 2, tai 5, 10, 20 metų. Jeigu tu sugebėsi suvokti, kad šitoje vietoje yra tavo sėkmės paslaptis, tu pradėsi klestėti gyvenime. Į viską, ką tu darai, įdėk laiko, kantrybės, meilės, užsispyrimo ir tu pasieksi, ko tikrai nori šitam gyvenime. Aišku, tie siekiai turi būti tokie, kurie yra aiškiai apibrėžti. Ne tai, kad tu nori skristi į kosmosą, o tai, kas yra vertinga, kas yra prasminga, kas suteikia džiugesį tau, kai tu jauti iš vidaus, kad tai yra tavo kelias, kad tu esi savo vietoje. Tada gyvenimas veda visiškai į kitas aukštumas. Tam, kad tu galėtum siekti tokių dalykų, turėti tos kantrybės siekti jų, tu turi būti stiprus. Būk stiprus.